Labas vakaras, Marijampolės krepšinio bendruomenė, labas vakaras, Lietuvos krepšinio bendruomenė. Marijampolė yra, kaip matėte ir kaip daug kas turbūt žinote, Marijampolė yra tas miestas, kur krepšinio šimtmetis švenčiamas 2 kartus, tai šiandien renkamės į dar vieną skrydį per 100 Marijampolės krepšinio metų. Šio miesto krepšinio istorijoje yra skaičiuojama nuo 1924 metų Liepos 5 dienos, kuomet Rygiškių Jono gimnazijos mergaičių sporto klubo Mirga krepšininkės žaidė pirmasis savo oficialias rungtynes. Ir ši šventė bus unikali tuo, kad tą skrydį pažymėsime ir filmo pavidalu. Man asmeniškai teko prieš porą metų keliauti per 100 visos Lietuvos krepšinio istorijos metų ir atrodė, kad ten daug kas jau papasakota, bet Marijampolė pasižymi viena geriausiai turbūt dokumentuotų krepšinio istorijų iš visų Lietuvos kraštų ir tokiu būdu tai vietos krepšinio bendruomenės pagalba pavyko sudėti į dar vieną filmą, kurį ir pavadinome Marijampolės krepšinio 100-mečio skrydžiu, kurį ir išvysime šiandien. Na, o šį renginį noriu pakviesti atidaryti žmogų, kuris didelė dalimi dėl viso to yra kaltas, Marijampolės krepšinio federacijos prezidentą Klemensą Agentą. Labas vakaras, tokios šviesos. Ignas yra pripratęs prie tokių dalykų, prie tų šviesių apšvietimų, reiškiasi. Na, tiesiog noriu pasisveikinti dar kartą su gerbiamais svečiais, kurie atvyko šį vakarą, pasisveikinti su mūsų krepšinio bendruomenė. Šis vakaras yra ypatingas tuo, kaip Ignas sakė, tai mes švenčiam savo antrą šventę, tai yra mūsų filmo premjera, Marijampolės krepšinio 100-mečio skrydis. Ir man labai malonu pačiam čia dalyvauti ir jums visiems malonu irgi čia būti tam skrydžio keleiviais, kurie mes praskrisime per tą 100 metų ir jūs būsite liudininkais. Tai tiesiog aš norėčiau pasakyti, kad šis dokumentinis filmas tai yra tokia tąsa mūsų išleistos knygos, kur mūsų vaikščianti krepšinio enciklopedija Gintautas Žibūda parašė pirmą knygą prieš 15 metų, paskui mes 15 metų papildėme ir Liepos 5 dieną per mūsų šventę, tikrąją šventę mes tą knygą pristatėme, o dabar mes tada pasižadėjom, kad taip laukite antro pristatymo, tai mūsų dokumentinio filmo ir tiesiog
šiandieną yra tais reiškinys. Aš irgi ten interviu daviau ir specialiai to filmo nežiūrėjau, nors galėjau gal parsisiųsti ar kažkaip tai pasižiūrėti krašteliu, bet man norėjosi pačiam pasidaryti šventę šį vakarą ir kartu su jumis pabūti, paskristi tuo šimtmečiu. Tai tiesiog, kiekvienas šimtmetis yra suskirstytas į dešimtmečius ir kiekvienas dešimtmetis duoda savo pergalę, savo nuopuolį, savo prisiminimus. Ir tiesiog man norėtųsi prisiminti ir padėkoti tiem žmonėm, kurie toms mergaitėm, kuris išdryso sužaisti tą basketbolą, tada vadinosi, jos čia žaidė kitoje gatvės pusėje prie Jablonskio mokyklos. Ir tiesiog mes esam unikalioje vietoje šiandieną šitoje šventėje. Ir tiesiog, iš to įsivystė, jie patys žmonės nežinojo, ką jie daro, kokį žaidimą ten žaidžia. Žinau, kad tai krepšinis, tas basketbolas, bet reiškia, kad tiek įsivystys į netgi mūsų Lietuvos antrąją religiją. Tai tiesiog aš norėčiau labai padėkoti scenarijaus autoriui Rimvydui Valatkai, kuris šiandieną pagerbė mus, prašom paploti. Ignui Grinevičiui, kuris irgi surinko tokią nuostabią medžiagą ir surežisavo. Norėčiau padėkoti visiems, kur davėt interviu, kurie dalyvavo toje kūrybinėje šventėje. Tiesiog norėčiau padėkoti dar ir mūsų tokiam, kai mes pradėjom tą šimtmetį organizuoti, tai Gintų paprašym, kad papildytų knygą ir Vytautas Skučias, mūsų Sūduva Mantinga, yra direktorius klubo, tai sako, kodėl nepadaryti, mes turim tiek gražių interviu, tiek gražių, reiškiasi, prisiminimų, dokumentinį filmą, kuris mūsų atspindėtų ir mes perduotum tą filmą kitam šimtmečio žmonėm, kurie irgi kurs tą istoriją. Tai aš labai dėkoju, kurie visi prisidėjo prie šio filmo kūrybos ir linkiu, kad tas dovana, reiškiasi, kuri bus perduota kitam šimtmečiui, jinai tęstusi daug dešimtmečių ir daug šimtmečių ateityje, kad krepšinis Lietuvoje klestėtų ir mes kaip tokia antro tikėjimo šalis būtum žinoma visam pasaulyje. Tai linkiu gražaus vakaro, gražaus prisiminimų, nes daugelis, kiek aš čia matau žmonių, netgi pradėjau taip galvoti, kad daugelis iš jūsų yra, reiškiasi, 50-mečiai krepšinėje, kitiem 40-mečiai. Tai jūs turite daug prisiminimų ir šiandieną jie bus užfiksuoti čia. Tai gero žiūrėjimo ir gero jums nuostabos vakaro. Dėkoju. Ir daug kas turės galimybę pasižiūrėti ir į save. Matau, kad labai nemažai filmo herojų turim šitoj kino salėje. Taip pat čia turim ir sveikinimo žodį. Norim pakviesti tarti Marijampolės miesto merą Povilą Isodą. Labas vakaras, gerbiama krepšinio bendruomenė. Šiandien smagu būti čia ir antrą dalį įgyvendinto mūsų krepšinio šimtmečio, nes pirmas renginys tikrai buvo įspūdingas, o antras panašu, kad irgi nieko nenusileis iš žiūrovų gausos ir iš gražios šventės organizuotos. Tai aš tiesiog noriu tikrai nuoširdžiai padėkoti Klemensui, kažkuris čia dabar dingo, nes tikrai šviečia nematau, ir visai jo komandai už tikrai prasmingai ir gražiai ir tikrai taip su išliekamąja vertė įamžintą tą mūsų krepšinio šimtmetį. Tai rodo, kad tikrai krepšinis svarbus ir Marijampolei, ne tik tai Lietuvai. Sveikinu visą jūsų krepšinio bendruomenę ir buvusius, ir esamus, ir būsimus krepšinio žmonės. Linkiu, kad krepšinis Marijampolei niekada neprarastų pozicijų, kad jisai būtų tvirtas, kad būtų populiarus, kad sportiniai pasiekimai būtų aukšti ir kad ta bendruomenė ne tik tai sportininkų, bet ir žiūrovų, rėmėjų ir visų kitų palaikančių krepšinį gausėtų, stiprėtų ir mes galėtumėm didžiuotis tą antrą mūsų religiją. Gražios šventės ir gero vakaro visiems. Ačiū, merė. Tikėkime, kad krepšinis Marijampolėje bus amžinas ir yra tokia dar amžina su krepšiniu susijusi paralelė tarp krepšinio, religijos Lietuvoje, todėl ant scenos noriu dar pakviesti ir gerbiamą vyskupą Rimantą Norvilą.
garbėjai svečiai ir renginio šeimininkai, nors aš čia ne visai savoj erdvėj, bet vis tik tai tas toks gražus šventės entuzijazmas patraukia ir kodėlgi nebūti drauge. Nuoširdžiausiai dėkuoju už kvietimą ir galimybę geriau susipažinti, kaip ir daugelis ryčių šiuo metu minime 100-metį Lietuvoje, kur kažkas buvo naujai kuriama, visiškai nežinant, kas bus ateityje, ir išsiplėtojo, išaugo, išsivystė. Mūsų vyskupija taip pat su visa bažnytinė provincija ateinančiais metais 100-metį švęsto tokio sutvarkymo, suderinimo visų dalykų. Ir 100-mečio proga labai kilnu, tinkama pasveikinti tuos, kurie kiek nors daugiau ar mažiau įsijungė savo indėlių į to 100-mečio eigą, kad čia sportas, kuris turėtų skatinti ir skatina bendrystę, bendruomeniškumą, kuri prisidėjo prie to skatinimo, tiesiog pasveikinti, linkėti, taip pat išlaikyti tą entuziazmą. Na, o kurie, kad ir mažiau susitinka, tegul tas jubiliejus ir kažkaip patraukia jūsų dėmesį. Na ir dar vieną linkėjimą norėtųsi tą progą išsakyti, kai daug raumenų jėgos sporte, tiek vyrų, tiek moterų, ir kai daug tokio valios, atkaklumo, tvirtumo, kartais būna ir tokių įvairių momentų, kurie ne patys kilniausi, norėtųsi tikrai nuoširdžiai linkėti kaip dvasininkui, kad krepšinyje ir kitose sporto rūšyse, čia tikriausiai yra atstovaujančių irgi, kad kažkaip tas žmogiškas kilnumas, orumas visada būtų išlaikytas, kad buriantys į bendruomenę augintų gerame ir augintų kaip mūsų valstybei tokį svarbų paveldą, kuris prisideda prie bendro gėrio. Na ir viso geriausio. Ačiū už kvietimą dar kartą. Ačiū Jums. Šiandien 100 Marijampolės krepšinio ir Lietuvos krepšinio metų apžvelgsime ir filmo pavidalu, tačiau prieš tai dar padiskutuosim, pakalbėsim apie Marijampolės krepšinį, prisiminsim gražiausius ir įdomiausius jo momentus, taip pat apdovanosime tuos, kurių neapdovanojame Liepos 5 dienos proga vykusioje šventėje. Ir dabar pabendrauti su manim, su ta pačia publika ant scenos noriu pakviesti savo kolegą Rimvydą Valatką. Taip pat su mumis ant šitų sofučių prisės ir Marijampolės krepšinio istoriją prisimins knygos apie Marijampolės krepšinį autorius Gintautas Žibūda, taip pat kviečiu trenerį Stasį Žaliabarštį, trenerę Elvyrą Šablinskienę, buvusi krepšininką Andrių Gedraitį, Valdemarą Chomičių, kuriam teko ir treniruoti, ir rungtyniauti. Užsukit ant scenos. Matau, kad nesistojat dar. Dabar gal be rizikos pabandykime Mindaugą Balčiūną, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą, ir Klemensą Agentą, kuris atidarė mūsų renginį. Sėskit kuo arčiau mūsų, kad nebūtų tokios socialinės distancijos. Prezidentui asmeninis foteliukas. Aš norėčiau įteikti šias gėlytes mūsų gerbamai trenerei poniai Šablinskienei, kad jinai tiesiog sutiko šiandieną užlipti tarp tų į vyrų mūsų kompaniją, į mūsų forumą. Tai ačiū tau, Lyra, labai. Ir tiesiog tau šitos gėlės skirtos nuo visos auditorijos šiandieną, kuri mes čia susirinkome. Rimvydai, kadangi mes jau čia taip buvom partneriai su jumis šito filmo keli, jūs su Marijampolės krepšiniu nelabai buvot susijęs iki scenarijaus apie Marijampolės krepšinį rašymo. Tai gal pradėkime nuo to, koks tas Marijampolės krepšinis, pažiūrėjus jį iš šono, ne marijampoliečio akimis. Atvirai pasakius, tai vaizdas yra didesnis. Nežinau, ką tau pavyko sukurti.
Jeigu taip lyginti scenaristą ir režisierių ir lyginti krepšinio terminais, tai scenaristas yra skautas. Jisai parenka treneriui viską, ko gali prireikti rungtynėm. O režisierius yra vyriausias treneris. Ką jis iš to atsirenka, scenaristas jau net nežino. Pasižiūrėsiu, bet iš tiesų man atrodo, kad tame scenarijoje buvo medžiagos kokiem 3 filmam ir buvo galima visiškai skirtingus padaryti, bet negaliu sakyti, kad su Marijampolės krepšiniu nebuvau susijęs, galbūt viskupas sakė dvasinė prasme. Kai aš pradėjau žaisti krepšinį, tai buvo beveik prieš 60 metų ir pradėjau žiūrėti, vienas iš pirmųjų vyrukų, kurie įkvėpė man durną mintį, kad aš irgi galiu būti krepšininkas, aišku. Tai buvo Vytautas Sarpalius. Vytautas Sarpalius, 5 buvo Henrikas Giedraitis, Vytautas Sarpalius, Modestas Paulauskas, Romualdas Vensbergas ir Gediminas Budnikas. Tai dar ir dabar aikštelėje galėčiau parodyti Sarpaliaus metimą, kurį bandžiau kartot, labai šuoliukas, labai aukštai iškeltas kamuolys virš galvos, beveik už galvos metimas. Tai tuo pat metu buvo kiek anksčiau Čižauskas, Gracijus Naujekas, kuris statyboje žaidė. Paskui ateina va čia yra kaip tik Andrius Giedraitis, kuriam priminiau, kad kai buvom Šalon sur Savon prieš 25 metus ir Andrius baigęs anglų kalbą bando sužinoti, kaip yra prancūziškai medus. Ir niekas negali pasakyti, nes tame miestelėje niekas angliškai nekalba. Na, o su Darium Songaila teko žaisti, prieš jį teko žaisti 95 metais, kai Lietuvos Rytas čia turėjo komandą, tai kiek čia jau 29 metai. Ir toje komandoje žaidė Saltonas, žaidė Petronės, žaidė Songaila, Likerauskas, garsus centras, vėliau furistas Amerikoje. Tai šiaip jau mane stulbino faktai labiau net ne tie, kuriuos jau gali prisiminti, bet tie, kurie buvo po 24 metų, karo metais. Į vienas rungtynės važiuoja žmonės iš Vilkaviškio, Kybartų ir Lazdijų. Apie 3000 žmonių susirenka žiūrėti krepšinio rungtynių. Atvažiuoja čia žaisti Lubino komanda, Europos čempionai. Ir vienas rungtynės Marijampolė ištempė lygiosiamis. Tai įsivaizduokit, koks tai buvo užtaisas ateities Lietuvos krepšiniui. Karo metais čia buvo pėstininkų mokykla, karo mokykla, Plechavičiukų mokykla. Tai ten kažkas sakė, kad čia tikra rinktinė yra, Marijampolė kapodavosi. Tai žodžiu, Marijampolės krepšinio istorija yra tiek momentų, kad galima būtų padaryti tokį pat serialą, kaip padarėm apie Lietuvos krepšinio 100-metį. Man šitas darbas buvo malonu. Dėkoju Gintautui Žibūdai, irgi kaip čia pasakyti, sąsaja, ar ne, kažkada studijavom toj pačioje aukštoje mokykloje, aš istoriją, jis geografijai fiziniai, aš stovėjau šokiuose prie durų, jis ateidavo į šokius, niekada negalvojau, kad jo knyga naudosiuosi rašydamas scenarijų apie krepšinį ir kad galėsiu senatvėje pirmą kartą gyvenime uždirbti iš krepšinio, ką svajojau, būdamas paauglys, būdamas uždirbti metimais. Tai buvo didelis malonumas prisiliesti prie tikrai gražios istorijos, kurios tam tikrų gabalų dar reikia sugrįžti. Va tas vyrukas, kuris 29 metais emigravo į Urugvajų ir 52 metų olimpiadoje Helsinkyje gauna Urugvajus nuo rusų 4 taškais. Urugvajuje žaidė vienas lietuvis iš Marijampolės, už sovietus žaidė 4 lietuviai. Tai man atrodo, čia galima padaryti dar vieną filmą, bet tam reikia dar vieno Žibūdas, kad surastų faktus. Gal to paties užteks dar, šiek tiek luktelėjus. Net aplodismentais palydimą.
Mindaugai, perfrazuojant Rimvydą, tai koks užtaisas Lietuvos krepšiniui buvo ir yra Marijampolės krepšinis? Labas vakaras, mėly marijampoliečiai. Iš tiesų, didelė garbė visų pirma dalyvauti tokioje šventėje ir Marijampolės krepšinio istorija yra unikali. Visų pirma dėl to, kad unikali Marijampolės krepšinio kultūra. Taip, krepšinį švenčia iš tiesų retas miestas ir taip myli krepšinį retas miestas. Ir Marijampolės krepšinio bendruomenė aš pavadinčiau krepšinio aristokratija, inteligentija, nes tokios plačios bendruomenės nuo, sakykime, trenerių, žaidėjų, organizatorių, vadovų iki mokslininkų ir metraštininkų faktiškai nieks Lietuvoje neturi. Mes turėjom keletą savivaldybių, kurios išleido knygas apie krepšinį, tačiau filmo ir tokio giluminio požiūrio į krepšinį faktiškai niekur nėra. Ir tai visų pirma dėl žmonių, kurie gyvena Marijampolėje, kurie myli krepšinį ir faktiškai nuo pirmų Lietuvos krepšinio žingsnių Marijampolė buvo šalia ir labai stipriai įtakojo Lietuvos krepšinio pergalės nuo pirmų pergalių 37-9 metais iki paskutinės pergalės. Šiandieną mes paviešinsim irgi labai gražią istoriją, tokią altruistišką istoriją. Vėl Marijampolė labai stipriai įtakojo paskutinę mūsų pergalę. Tai iš tikrųjų visų pirma žmonės, kurie čia gyveno, kurie atidavė širdį, gyvenimus, galima sakyti, tam, kad Marijampolės krepšinis buvo stiprus ir yra stiprus ir bus stiprus ir aišku, tai labai padėjo Lietuvos krepšiniui. Tai tiesiog labai dėkoju ir čia į faktus galbūt nesigilinant, bet ta ekosistema, kuri iš principo yra administruojama Marijampolės krepšinio federacijos ir visų pirma jos prezidento, gerbiamo Klemenso ir visų jo pagalbininkų, tiek entuziastų Marijampolės, aš kitame mieste tikrai nerandu. Tai taip, kad linkiu tik išlaikyti šią kultūrą ir gilinti ir ačiū labai. Kreipsiuosi į vieną iš entuziastų ir Mindaugo minėtos krepšinio inteligentijos atstovų. Gintautai, mikrofonas yra beje šalia gėlių. Dar vienas. Paprašysiu kolegų Gintautui perduoti. Jūs labai giliai išmanot Marijampolės krepšinio istoriją, iš to gimė knyga. Kokią savo išvadą esat pasidaręs gilindamasis į Marijampolės krepšinio istoriją? Kuo Marijampolės krepšinis unikalus? Na, kuo unikalus, žinokit, taip ir nepagalvojau, jeigu taip atvirai, tai kuo unikalus. Vis tiek, kaip... Kuo įdomus ir kuo svarbus jisai yra tapęs Marijampolėje? Unikalus gal tuo, kad, sakykime, kaip Lietuvos krepšinis pradžia laikome 22 metais, tai Marijampolės porą metų tik vėlavo ir, sakysim, jisai galbūt, kad Marijampolė yra šalia Kauno buvo, tai gal dėl tos priežasties, gal dėl to, kad Rygiškių gimnazija, vis tik gimnazijose prasidėjo krepšinis Lietuvoje ir ta gimnazija buvo tokia stipri, labai turėjo daug jaunimo. Tai aš manau unikalus tuo, kad jis tokias tas krepšinio tradicijas Lietuvos ir Marijampolėje buvo tęsimos ir kaip minėjo gerbiamas federacijos prezidentas Mindaugas, stiprus, manau, kad žmonėm tikrai man teko daug bendrauti su žmonėm tokiais, sakysim, netgi ir Gracijų naujiką mes Vilniuje čia buvom paskutinį kartą su jumi tą baiginėjom filmą ir aš pirmą kartą Gracijų naujiką mačiau, sutikau ir mes ant gatvės tiek kalbėjom, kad aš nežinau, tas toks nuoširdumas, žinot, galima buvo, iš čia perdavė visiems linkėjimus, pavardėm galėčiau vardinti, bet dabar jau nespėsiu, tiesiog toliau iš čia atsiuntė laišką tokį gražų žmogus. Na ir man lygiai tokių pačių istorijų buvo daug, susitinki žmogų pirmą kartą, su juo nieko neturėjai bendra tas, kad krepšinis, kad jisai krepšininkas, kad aš, sakysim, kažkoks tai krepšinio žmogus. Tai tas bendravimas, toks nuoširdumas, tai mane tikrai labai vežė ir labai daug, ir, sakysim, Jūratė Kaluškevičiūtė, ašgi labai mažai buvau pažįstamas su ja, taip tokie pokalbiai, Regina Minkevičiūtė ir Rūta Garmutė, tai jau vyresnės kartos krepšininkės, kurios, tikrai mane niekas nesiejo, bet tie susitikimai, tie pokalbiai apie tą krepšinį, tai
tai tikrai buvo tokie nuoširdūs, tai vat gal tas žmonių nuoširdumas, toks ta meilė tam krepšiniui Marijampolėje tikrai yra ir kaip mes sakom, čia visi gal nuskambės ir čia jau per daug, ir tą mes akcentuojam, kad neturim tos salės, čia kažkokios atitinkamos arenos, bet mes turim daug ką kitą, tikrai tą turim krepšinio kultūrą, tokią tą žmonių supratimą, kaip tas krepšinis, ką jis duoda, ne tik, kad tai rezultatai, bet ir tas žmoniškumas, žmonių bendravimas, bendrystė, pasididžiavimas toks. Tai gal taip ekspromtų, sakysim, tikrai nepagalvojau apie unikalumą, reiks dar pamastyti man tiek. Žinokit, buvo unikalių momentų ir jūsų krepšinio trenerio karjeroje pradėjote, tai bažnyčiai tą kelią. Na, buvo, nežinau, čia yra ir vyskupas rašė, galiu, bet tai aišku, kita bažnyčia. Ir taip labai, jeigu trumpai, tai 81 metais Marijampolė mane baigiant institutą kvietė, čia kur irgi bus Antanas Paulauskas. Buvo mano pirmasis treneris statybos Vilniuje ir Marijampolė kvietė čia atvažiuoti. Tikrai galiu pasakyti, labai nenorėjau važiuoti, bet vis tiek mane įkalbinėjo ir paskui sakau, gerai, važiuoju ir iškart paklausiu, bet tai kur aš ten gyvensiu, sako, nieko, važiuok, įspręsim, atsivežk lovą ir apgyvendinsim. Ir važiavau, taip, 81 rudinį atvažiavome. Tai direktorių klausiu, kur ta lova čia man dabar pasidėt, sako, einam čia į bažnyčią, į tą mokyklą, nešame į antrą aukštą. Na ir ten apgyvendino, aišku, tuo metu evangelikų liuteronų bažnyčia neveikia, bet įdomiausia dar, kad ten buvo tas kambariukas antram aukšte ir apačioje buvo katilinė, ten ryte anksti gal 5, gal pusė 6 ateidavo mūsų gerbimo trenerio Edo Nickaus tėvukas ir kūrendavo tuos pečius, ten tuos katilus ir mums ten su žmona mes gyvenom, rūkdavo per grindis dūmai, smalkės, ten turėdavo atidaryti langą, kad neuždust. Va, bet šalia buvo baseinėlis, priestatėlis toks, tai kai draugai klausdavo, kaip Marijampolė įsikūrė, skau labai gerai, gavom vieno kambario butą ir su baseinu, tai visi pavydėjo labai, tai tokia pradžia buvo. Matau, kad Edo šeima visą Lietuvos krepšinį užkūrus. Pone Klemensai, o dabar keliaujant prie jūsų, kuo Marijampolės krepšinis tuo ilguoju laikotarpiu yra svarbus bendruomeniai Marijampolės apskritai, kaip socialinis reiškinys galbūt? Na, aš gal pradėsiu nuo savo įvertinimo, kas man yra krepšinis. Tai, man krepšinis tai yra, kaip yra meno rūšis, kaip dainavimas, kaip šokis. Ir, tiesiog tai yra sueina jaunimas, ar tai vaikai, moksleiviai nuo 1 klasės, kiti pradeda žaisti ir kiemuose, tai dar anksčiau. Ir jie tiesiog kultivuoja iki aukščiausio lygio pasiruošę žmonės ir mes matom, kokius jie atlieka derinius, tai tiesiog negali nesižavėti ir šiandieną ir tiesiog iš vakaro, tai čia jeigu pažiūrėtum, kas sėdi salėje, tai retas, kuris pasakytų, kad nežiūrėjau to varžybų. Tai tiesiog tas mano palyginimas, reiškia, su menu yra iš tikrųjų. Ir jeigu taip aš krepšinio nespartavau, kai sporto šakos, bet tiesiog mane vaiką nuvedžiau savo sūnų Mantą į krepšinio treniruotės ir jam tas krepšinis labai patiko. Mano žmona šiandien sėdėsi salėje irgi čia, daug labai prisidėjau prie mano tos sūnaus, kad jisai baigė sporto mokyklą, norėjo eiti per sporto šakas, bet tiesiog tais laikais, žinote, nebuvo to po nepriklausomybės ir to degalų, reiškėsi ir kamuolių, ir batelių, ir aprangų, tai tiesiog visur aš ten padėjau, kiek galėjau, tai paskui tiesiog sako, mes norėtum, kad jūs būtumėte rėmėjas ir mes, jau Mantingos paskui jau, reiškėsi, vardu buvo pavadyta ir tiesiog komandos ir šiandien dienai, bet tos mūsų pagalbos ir neįsiverčia ir Sūduvos Mantinga komanda nacionalinį lygio pasiekė gražių rezultatų ir tiesiog ir mūsų miesto krepšininkai visos šventės ir mūsų tiesiog vaikų lyga, aiškėsi, kuri yra labai stipri Lietuvoje. Ir tiesiog stengiuosi
padėti kiek galiu, kiek suprantama man. Ir, na, jeigu dėl kultūros, dėl tokio susijimo su miestu, tai iš tikrųjų, na, mes labai laukiame tos geresnių laikų, geresnių sąlygų, nes šiandieną gal mes turime ir prasčiausią tą, reiškiasi, salę savo sportinę, bet, na, iš tikrųjų mes jau tiek iškentėję, tai, na, šiandieną sėdėtis ir meras čia, ir mane šiandieną svečiai, kurie atėjo klausia, reiškiasi, jau kaip mes pasigerinsim savo tą būvį ir turim tokią gražią 100-metę istoriją, tai, na, aš visiems sakau, kad, na, po 3 metų tikrai mes turėtum areną. Tai aš nenoriu taip įsipareigoti kaip žmogus, bet jau sako, tu seniai sakė, kad po 3 metų bus. Bet, na, šiandieną tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų jau mes susibraižym tokią areną, kurį mes pajėgus pastatyti, ir man teko daug bendrauti su mūsų savivalda ir jie tikrai pripažįsta, kad dėsim visas pastangas, kad galėtum turėti areną ir ne tik krepšinio, bet daugiafunkcinę, kur visos sporto šakos tilptų. Tai čia gal tas ir yra mūsų bendrameniškumas, kur mūsų krepšinio entuziastai parodo tą bendrystę, tą visą krepšinio meną ir tiesiog, na, jie parodo tą bendravimą ir bendro tikslų siekimą. Tai tiesiog aš palinkėčiau, kad mes tikrai jau nusipelnėme tos tokių erdvių, kur mes galėtume jau kitam šimtmetyje parodyti tikrai gražių dar laimėjimų ateityje. Artėjančio šimtmečio 3 metų tikslai aiškus. Apie sportinius batelius užsiminėte, žinau, kad gerbiama Elvyra turi istoriją, kaip yra tekę pirkti auklėtiniai sportbačius kadaise. Prisiminkite apskritai savo treniravimo laikus ir įsimintiniausius momentus. Aš galiu daug kalbėti, kadangi šitam miestui, krepšiniui atidaviau 60 metų. Tiek pati žaisdama, tiek treniruodama savo merginas. Tai va, dar turėjau vieną ir vaikinų grupę. Nuotykių tai galėčiau papasakoti milijonus, bet turėjau nuostabius vaikus, nuostabias merginas ir čempionės turėjau. O grįžimas mano buvo, aš sakiau, išvažiavau, baigiau vidurinę, įstojau į pedagoginę, istoriją fizinį, gavau paskyrimą į Panevėžį ir išvažiuodama sakiau, nu ne, aš į Marijampolę tikrai nebegrįšiu. Todėl, kad, nežinau, taip man atrodė tada. Bet paskui mačiau, kad treneris mano Mickevičius jau ten išėjo, nebėra jo. Ir Marijampolė mergaičių krepšinis šast. Tai va, grįžau ir sakiau, netikiu, kad kaime negalima paruošti, mus vadindavo kaimo, negalima paruošti čempionių. Tai va, ir aš tą įrodžiau. Paruošiau 2 metus iš eilės čempionės ir Lietuvos rinktinės narės ir šitos prizininkės buvo iš vienu žodžiu, nenoriu rezultatų šnekėti, bet noriu pasakyti, kad dideliu kantriu darbu ir meilę tam krepšiniui viską galima padaryti. O nuotykių tai čia begalės. Atsimenu, čia buvo sesės mano Kazelytės tokios. Žinot, kaip tais laikais, jos negyveno prabangoj kažkokioj tai. Ir vienu žodžiu, po treniruotės, ten stadione rytinę treniruotę turėjau, žiūrau, verkė vieną. Sakau, Dalytė, kas tau čia dabar yra? Trenerė sako, aš atsinešiau sportbačiam pinigėlių, įsidėjau į batą, kad nepavogtų. Ir sako, dabar pažiūrėkit, kas iš jų liko. Nu tai ką, treneriai už parankės į parduotuvę ir pirkom tos batus. Paskui buvo visokių tikrai sunkių laikų, bet aš nežinau, aš labai didžiuojasi savo merginom, kurias treniravau. Po šiai dienai mūsų santykiai yra nuostabūs, bet
Jos sako, kur mes kitos būtumėm gyvenime nuėję, neaišku kur. O sako, kadangi krepšinis, tai sako, mes ir mokslus baigėm, ir gyvenimus susitvarkėm, ir tikrai neturiu nei vienos, kuri būtų paklydusi per tiek metų. Tai va, o daugiau tai visokių buvo laikai, kaip jinai vadinosi, kai benzino nebuvo, kaip čia tie. Blokada ta buvo, tai neužmiršiu gyvenime, vis tiek važiuojam į varžybas, reikia važiuoti į Raseinius, ten kažkokią antrą lygą, sėdim su vienas panelės įsodinu į kažkokį tai mašiną, sunkvežimį, kitas į kitą sunkvežimį. Kokia rizika, jūs įsivaizduojat, aš visą drebu net, pati vėl kažkokiu tai važiuoju. Jau pasakau, kur išlipti su vairuotoju susitariu, surenku visą kompaniją. Nu vienu žodžiu, bet tokie, žinokit, nuotykiai. Bet buvo ir gražių dalykų. Ten, pavyzdžiui, ateini viena grupė, susirenku, Jėzus, nu, šitiek daug susirinkau mergaičių ir neteinu nei viena į treniruotę. Tuščia, ateinu salėje tuščia. Ir įsivaizduokit, nuo krepšio viršaus, kaip beždžionės, visos balkonas toks buvo 7 viduriniai. Ir iš to balkono leidžiasi viso žemyn. Tai va, bet buvo šauni grupė, mes gerai pabaigėm su jomis. Tai va, tokių nuotykių, tokių įdomių nutikimų daug. Turėjau vieną vaikinukų grupę. Tai va, įsivaizduokit, vaikinai sugalvojo, kad kovo 8, nedarbo diena, treniruotės nėra, bet reikia pas trenerę susirast, kur jinai gyvena ir ateiti su gėlim pasveikinti, su kovo 8. Tai, Surado? Surado, taip, surado, pasveikino. Tai va, vienu žodžiu, labai norėčiau palinkėti dabartiniam treneriam to atsidavimo. Tikrai kaime galima paruošti ir čempionės ir visa kita, tik reikia didelio noro ir didelės kantrybės, meilės vaikams, sutarimo su vienu žodžiu ir viskas yra įmanoma. Labai norėčiau, kad grįžtų vėl moterų krepšinis į arenas Marijampolėje, kad grįžtų vyrukai į aukštesnį lygmenį, kai buvo anksčiau. Visko labai norėčiau, kadangi labai daug tam miestui atidaviau, kas liečia krepšinį. Gerai, ačiū uždėmesį, čia bilia ką prišnekėjau. Andriau, ponė Elvyra minėjo, kad daugumai jos auklėtinių padėjo krepšinis rasti kelią į gyvenimą. Tėvai jūsų lyg nenorėjo leisti krepšinį, kad abejojo kažkaip, kad iš krepšinio gyvensit. Krepšinį leist norėjau, bet šaškės, bet dar vat ir dabar, vat, kai grįžtu, aplankau mamą namuose, pakalbam, pasijuokiam, kas sakydavo, mokykis vaikelį, iš krepšinio duonos nevalgysi. Visos tai mamos, tai va, tai grįžtam ir sakau taip, parodau, kad, na, šiuo atveju gal ne visai teisus buvo tėvai. Ir ištisos kartos jūsų šeimoje tą duoną kažkaip taip išėjo, kad valgo iš krepšinio? Na, nežinau, dabar sūnus stengiasi, seka mano pėdom ir kaip bus vėliau matysim. O iš jūsų tos Marijampolėje prasidėjusios krepšinio karjeros, kas yra labiausiai įstrigę ir koks jausmas, nes gal lengva atspėti, kas labiausiai įstrigę lipant ant pakilos su Lietuvos vėliava? Na, gal irgi nuo pačios vaikystės, gal prisimenu pačią pirmą treniruotę, kai atėjau, bet kai treneriai kalbėjo apie batus, tai inkaro kedai buvo taip per petį, persimesta, eini į treniruotę, buvau 4 klasėje, pavasaris, nei sportinio krepšio, nieko, kedai ant kaklo, sportbačiai kabo, tai eini į treniruotę. 20 gal vaikų daugiau, sportų visi nori, visi entuziastingi, lakstom, bėgiojam, kažkaip patiko, užsikabinau ir bet tai visada nusipirkt galėdavai. Būdavo ir su tapkutėm ateidavo, ne, Elvyras, sakom? Tai va, tai
O paskiau jau šiek tiek paaugom, tai po 6 klasių treneris Sakalauskas Šarūnas pasiūlė sportinę klasę surinkti iš visų mokyklų, kad būtų paprasčiau treniruotis, kad būtų geresnis treniruočių procesas. Tai iš visų Marijampolės mokyklų surinko mano amžiaus grupę ir į Rygiškių Jono, į Jablonskio vidurinę mokyklą padarėm sportinę klasę. Tai irgi tėvai labai nenorėjo išleisti, nes sakė, mokinkis, mokyklą keisti yra sudėtinga, sunku, tai su treneriu irgi buvo diskusijų daug, bet vis tik įtikino, tai į sportinę klasę pasidėjom. 2000 Sidnėjus, kaip atsimenat, su Kraštiečiu iškovota pergalė, nes dar Darius Songaila buvo komandai. Buvo ir jeigu apie Darių, tai jisai tik buvom, nežinau, gal tokį faktą, žinot, ar ne, kad Dariaus mama buvo mano pirmoji mokytoja. Tai 1., 2., 3 klasę mokiausi pas Dariaus mamą. O tada, kai su Darium jis buvo jaunesnis, gal 5 metais, man atrodo, ar 6, 5, tai, nelabai bendraudavom, jisai buvo, mažiukas dar. O paskiau taip pat gal pirmą kartą taip daugiau taip rinktinės stovyklose, kai ruošėmės Sidnėjui, tai tada, taip sakant, maniau, gal reiks šiek tiek užtarti, jį pasaugot, bet ne, jisai buvo tikras karys, nei ten jo reikėjo prižiūrėti, nei ką, jis ten visiems gražos galėjau duoti, jeigu reikia, tai smagu buvo su jo žaisti. Valdemarai, jums irgi smagu Sidnėjui buvo, sakot, čia taip, duoda ženklą. Labai smagu buvo, laimėjom 3 vietą ir labai gerai. Ką čia dabar? Aš buvau kai treneris, ne kai žaidėjas. Aš žinau, jūs žaidėt labai ilgai, bet ne tiek. Bet Marijampolėje jūs ir treniravot ir žaidėt. Prisiminkit. Tai galbūt ir buvo pagrindinė sąlyga, kad aš ateisiu į Marijampolę, jeigu aš galėsiu žaisti, ne tik būti treneriu. Nes aš visą gyvenimą norėjau daugiau žaisti negu treniruoti. O treniravau dėl to, kad, sako, reikia naujo trenerio. Tai, sakau, jūs galvokite apie finansinę pusę, sakau, o aš galvosiu apie žaidimą komandos. Ir iš tikrųjų tai džiugu buvo prisidėti prie komandos ir galbūt vienintelė tokia buvo, žinote, sunkus momentas, kada komanda praktiškai buvo paskutinėje vietoje. Ir galvoju, kad tikrai reikia padirbėti, kad viskas gautųsi visai kitaip. Tai ką reikėjo pirmą padaryti? Tai reikėjo susitarti su Lekerausku, kad jisai į save pasižiūrėtų iš kitos pusės, kad prisimintų Žalgirio laikus, kaip jis žaidė, kad galvotų daugiau apie komandą ir taip toliau. Ir gerai gavosi, mes iš paskutinės vietos patekom į 8. Įsivaizduokite, 8 papuolėm. Niekas net negalvojo, kad mes galėsim laimėti keletą varžybų. Prasidėjo atkrintamosios varžybos ir mums teko žaisti su 1 vieta. Jonavos komanda buvo. Jonavos komanda per visą čempionatą nebuvo pralošus nei vienų rungtynių. Nei vienų. Ir pradėjom žaisti, 1 rungtynės pas juos laimėjom, atvažiuojom į Marijampolę, laimėjom. Publika nuostabi, visą laiką būdavo pilna salė, turėjom labai daug gerų, tikrai gerbėjų. Atsigavo visi, susijungė, kaip pasakau, krepšinis, visą laiką jungia žmonės. Pasidarom tikri lietuviai, kada žiūrim krepšinį. Ir 3 nuvažiavę į Jonavą vėl laimėjome varžybas. Ir įsivaizduokite, atrodo jau mes čempionai, nes aplošėm čempionus. Ir paskiau jau, kai lošėm dėl finalo, pralošėm, dėl 3 vietos taip pat pralošėm. Nes
tuo metu komandai tikrai buvo jau didelis šuolis į viršų ir nebeužteko mums nei fizinių, nei moralinių jėgų, kad galėtume laimėti. Kitais metais, aš truputį tęsiu, gerai kaip jau. Kitais metais, neaišku buvo, komanda, daug kas išvažiavo kitur, pasirašė kontraktus ir nebuvo aišku, koks mūsų bus likimas. Ir 10 dienų iki čempionato pradžios mums praneša, sako, jūsų komanda žais LKL. Ir aš sakau, palaukit, kaip tai LKL? Tai sako, susitarė, kad priimtų Marijampolės komandą į LKL. Sako, jūsų rezultatai buvo neblogi, gerai žaidėte, tai sako, mes jūs tam priemam. O sakau, o komandos mes neturėjom, turėjom gal 2 žaidėjus ar 3 tik tai iš viso. Tai greitai per agentus, per visur, tai suradom Sakalauską, jeigu jūs dar prisimena Donatą Sakalauską, Straupį ištraukėme. Suradome žaidėjus jau, kurie nepasirašė, nes visos komandos jau būdavo anksčiau mada, 2 mėnesiai ruošėsi prieš čempionatą ir paskiau žaidžiau. Mes, kaip dabar atsimenu, dar senam stadione rinkdavomės iš ryto, anksti lakstydavom ant sniego, kad prasilakstytume, paskiau eidavom į salę pamėtyti ir šiaip ne taip pasiruošėm, bet aišku, tas pirmas ratas, žinokit, buvo mūsų juokingas. Mes stengiamės daryti, galėjom laimėti kokią 1-2 varžybas, galbūt 3, bet laimėjom tik tai pirmą ratą, 1 varžybą. Ir aišku, gavom ir kritikos ir taip toliau, bet vyrai toliau dirbo, toliau mes lakstėm, toliau naudojom mano taktiką metimų, fizinio pasirašymo ir jau antrą ratą laimėjome, žinokite, 3 varžybas. Trečią ratą laimėjom 4 varžybas ir tais laikais buvo pažadėta, kad jeigu komanda papuola į 8, tada gauna premiją. Ten Žalgiris gavo virš 1 milijono, ten antrą vietą kitaip kažkaip. O 8 vietai buvo skirta 400 000 litų premija. Tai mes paskutinės varžybas laimėjom Klaipėdoje vienu metu ir kaip tik tas Donatas Sabaliauskas paskutinį metimą metė ir pataikė nuo baudos. Ir mes tokiu būdu papuolėm į playoffus, aišku. Paskiau žaisdami toliau su Žalgiriu mes pralošėm, bet pats faktas, kad mes užsikabinom ir mūsų rezultatas kaip pirmokams tikrai buvo labai geras. Labai džiugu, kad teko prisidėti prie šito skrydžio, kad buvau keleivis ir ne vienus metus buvau keleivis. Per tą laiką susipažinau labai daug žmonių Marijampolėje ir dabar yra labai daug žmonių, su kuriais gyvenime ir bendravome, bet niekad nežinau, kad iš Marijampolės. Mano žmona yra Marijampolietė, kalba lygiai taip pat kaip ir jūs, labai patinka ir labai mėla atvažiuoti pas pažįstamus, pas Eugenijų Kurtinaitį, iš jo šeimyną. Ir čia praleisti laiką, ne tik krepšinį, bet aplamai. Ir tarybiniais laikais būdavo, kad Kaune, Vilniui, Klaipėdoje labai sudėtinga. Tai atvažiuodavom į Marijampolę, čia tylu, ramu ir mes galėdavom gerai pailsėti. Tai sėkmės, ačiū, linkiu, kad tas skrydis tęstųsi toliau, visi padėkime krepšiniui ir tegul krepšinis mūsų visus vienyje. Ačiū. Sužinojom jūsų ilgamžiškos karjeros pagrindinę priežastį. Geras poilsis. Gerbiamas Stasy, dar jūsų negirdėjom ir mano paruoštukė prie jūsų pavardės daugiausiai istorijų yra, žinokit. Ir metro pametėt merginą, ir salėj pametėt merginą, ir oro uoste kažkas tai įvyko Vokietijoje prieš skrydį į Kanadą. Tai klokit, kas yra nutikę geriausio, įdomiausio, šlovingiausio per jūsų karjerą Marijampoliai. Ir kadangi jau būsit paskutinis, tai uždarykit kokiu palinkėjimu kitiems 100 metų. Kaip visą laiką man. Aš galvoju, ar čia yra vyresnis už mane žmogus šitoj salėje, bet Elvyra, kaip pasakė, 60 metų ten krepšiniui, tai... 5 Vilniui, 5 Panevėžyje atiduota ir 60 Marijampolei.
nu jinai vyresnė šiek tiek. Bet aš nuo vaikų amžiaus trenerių darbas 43 metukai, o šiaip tai nuo vaikų visą laiką, čia mano ir kolegų, ir bendra komandžių yra, ir užaugo, ir Šarūnas, ir Gintas atvažiavo dirbti. Taip, tą istoriją aš nežinau, ką čia rodys, nežinau, ką pasakot. Tai, bet tokie įdomiausi, tai, o jūs sakot, pametėjai, buvo ir atradimų. Save tai atradau, kaip kūrė moterų krepšinio lygą, tai signataras, jau galvoju, kaip moterų krepšinio lygą kūrėme. Po to labai įsimintina buvo, kada nepriklausomybė Lietuva iškovojo, tai Jonas Kazlauskas berniukus ėmė 76 metų, o man reikėjo merginas, dar nebuvo jokių struktūrų, sporto komitetų, departamentų, čia viskas tvėrėsi tik tai Lietuvoje ir jau reikėjo ne Tarybų sąjungos atstovauti, bet jau kaip Lietuva iškėlė trispalvę, važiavom, reiškia, kaip Lietuvos rinktinė, pirmą teko surinkti tų mergaičių, trenerį Budrienį mano padėjėja buvo ir buvo tie laikai, kada pats ieškojau, eidavau Vilniaus miesto pirmenybės, ten vyko, tai eidavau, kad kamolių nupirktų, tie rėmėjus ieškojau pats, maikutes, autobusus, velnių dar gaudavau nuo Ivašausko, kodėl nuėjo į oro uostą prašyti paramos rinktiniai, mes norim, kad tai būtų generalinis rėmėjas. Žodžiu, buvo įdomus laikai, kai skridom į pirmenybės, į Turkiją, lėktuvas, tas, kur tuos veža spekuliantus, tais laikais sakydom, tai kėdžių nebuvo, ten visi sėdi tie, sakykim taip, verslininkai, rūko, kortom geria ir su komanda čia įlipam su mergaitėm, skiristi, buvo įdomu, ant žemės sėdi, tai tokie vat įsimintini, bet buvo ir aišku, buvo labai noras didelis ir jau nepriklausomybė iškovojus, kažkaip mintis atėjo kurti klubą ir tą klubą įkūriau kartu čia Rimas Bukota buvo Putlių Virpalų, ten salę gerą turėjo, visi pavydėjom, nes ten parketas labai geras buvo ir labai norėjom kaip į tą salę papulti, ten su Rimu mes sutarėm ir tą klubą ten įkūrėm ir tada vėl tos pirmenybės, tik moterų buvo gal ir 8 miestų turnyras, tada buvo Vido Virbicko vedamas, buvo daug gražių prisiminimų, krepšinis tada moterų buvo ir Mažeikė, ir Panevėžys, ir ten bent 11 komandų turėdavome, ir antrą lygą buvo, ir nu taip, ir visokiausių gražiausių prisiminimų. Tai va, tas 12 metų teko su Lietuvos rinktinėm įvairaus amžiaus praleisti. Tai daug įvairiausių tokių, sakyčiau, paskutinis tai buvo didžiausias stresas, tai ir Gintas kartu važiavo su manim ir kad Lietuvos federacijos vadovai nelabai suprato, vat ir dabar sėdi gerbiamas, kad jau mergaičių krepšinis taip, jisai ne į viršų kilo, bet žemyn, tiesiog nebuvo iš ko pasirinkti, nebuvo su kuo išlošti, o kitos šalys tikrai neblogai atrodė ir po to čia ilgą laiką niekas nieko, dabar tik ta auksinė karta atėjo mergaičių, tai jos gerai sudalyvavo. Tai va tie labai įsimintini, kadangi yra visuomeniniai tinklai, tai kaip žinot, pas mus Lietuvoje yra įprasta, jeigu komanda pralošė, treneris iš karto Maksvytį, neišlošė, keičiam, neišlošė komanda, reikia keisti trenerį visą laiką. Tas yra pas mus labai reikalavimai iš trenerių ir ta kartelė gana aukštai iškelta ir tie socialiniai tinklai, merginos pažiūri, ką rašo ten apie tos, tiesiog reikėdavo telefonų surinkti, neleisti. O sakom, dirbom, tai prisiminimai, pamiršau merginą, buvo daug dirbom, tai buvo toks atvejis, kai Neringa Balandytė, sakykime,
Ateina komanda į vakarinę treniruotę, jinai sirguliuoja, nu tai tu pamesk, o mes išbėgam, krosus bėgam, sportuojam ir užbaigėm 6 vidurinės stadione gerai treniruotę, grįžtu televizorių, žiūriu, ko ant kojos apie 11:30, 5 treniruotė buvo. 11:30 man skambina kažkoks, aš čia Neringos, sako, draugas, bet Neringa negrįžta. Aš atsiminiau, kad užrakinau sporto salę, kadangi ten nebuvo budinčiosios ir palikau ir paskui teko vėl rengtis važiuoti išleisti ją iš tos salės. Nu, tai čia toks buvo užmirštumas. Taip auga čempionai, grūdinat. Bet buvo man, kada į Maskvą važiavom, kada aukštos buvo karštlygiai ir važiavom palaikyti Žalgirį, aš tada Elektrostalį turėjau trenerį, draugą, bilietus paėmė jisai ten ir nuvažiavom. Ir kaip aš piko metu, reiškia visą komandą, kai vežiausi ten, pirmas tu stebėk 2 numerį, 2 3, 3 4, taip ratas susidaro, 12 1, tai aš visada sakydavau, pasižiūrim, visi, nieks nieko nesako, vėl eini ten kitą stotį, nuvažiuoju, pasižiūrim, ramu, viskas gerai, visos yra, atvažiuoja metro, įlipam, o ten taip žmonės kaip tiesiog eina lavina į vieną pusę, lavina į kitą. Įlipam į metro, pasižiūrim, nėra eglutės. Ką daryti, o metrą lėkia. Pamečiau vieną mergaitę. Atvejai buvo kaip, arba iš Frankfurto skridom į Kanadą, ten su komanda, tai kaip pusė kelio autobusas ratą pametė, tai maždaug kaip Hašeko, kaip apie kareivį Šveiką, tai tiek būtų galima prirašyti, kaip mes iki tos Kanados, iki dasigavom. Žodžiu, atsitikimų daug ir įvairių, ir tas pragyventas, tas nepriteklius, o jeigu ką, mes iš to išėjom, dabar reikia tik tai gerų sąlygų, tai būtų naujas impulsas Marijampolės krepšiniui, aš atsimenu dar amžinatilsį buvo meras Brazys, ten iškovojom, vieni medaliai, kiti, nepaleisk mergas, salė, sako, bus kitais metais salė, nepaleisk, laikyk, ir paskui dar 20 metų beveik aš čia dirbau, taip čia ta salė, taip kaip Vilniaus stadionas maždaug. Bet aš ir norėčiau, kad palinkėt, tai būtų naujas impulsas Marijampolės krepšiniui, tie rūmai ir komanda aukštesniam lygiai LKL, čia turint tokius puikius rėmėjus kaip Klemensas, Agentas, taip myli krepšinį, tai tikrai aš to linkėčiau, kad visi po plytą sekmadienį talkas darysim, dar kažką ateisim, mes galim tą salę pasidaryti, mes ją turim pasidaryti. Tik reikia kažkam tvirčiau truputį jo. Ačiū. Ačiū, mūsų laikas jau beveik baigėsi, bet Valdemarai, dar norėjot kažką trumpai pridurti? Ar plytą nešit? Ne, trumpai, gerai. Tokią vieną istoriją prisimenu labai gerą. Kadangi, kaip žinote, anksčiau žaiddavom vienas varžybas per savaitę ir artėjo jau Kalėdos. Ir aš kažkaip gavau skambutį iš Permės. Nežinau, kaip mano telefoną rado, bet turbūt apskambino visas komandas, daugelis komandų ten žaidė tarptautinėse varžybose, viską. Ir sako, mes norėtumėt, kad jūsų komanda atvažiuotų į tarptautinį turnyrą. Ir sako, Permiai. Aš tos Permės nežinau. Iš tikrųjų, mes tarybiniais laikais, kai žaisdavom, iki ten niekad nedavažiuodavom. Ir aš nežinau. Ir mano pirma reakcija buvo, sakau, aš į Sibirą nevažiuosiu. Taip. Tai ir padėjau ragelį. Žinot, man atgal skambina, sako, palauk, sako, čia ne Sibiras, čia, sako, iš Maskvos tik tai porą valandų skrydžio yra iki Permės. Sako, jūs atvažiuosite iki Maskvos su traukiniu, taip toliau. Sakau, suprantat, kad jums atrodo, jūs pasakysit, mes atvažiuosime. Sakau, pirmoje eilėje mes esame komanda, kuri tik susibūrėme. Aišku, mums tų varžybų labai trūko ir aš viską dariau, kad mes važiuotume. Tai aš pirmą pasakiau Vitkui, Rimui, visi pažįsta turbūt taip. Sakau, tai užsiėmė už galvų, nes, žinot, Kalėdos, šeimos šventė, taip toliau. Ten visa vadovybė iš pradžių buvo labai skeptiška nuo to. Paskiau paklausiau tų žaidėjų, sakau, pažadėjo premiją duoti ten po 2 ar 300 kiekvienam žaidėjui. Tai visi taip pasvarstė.
paskiau sutiko mum nupirkti kelionį ir į priekį su lėktuvu, ir atgal. Nu ir mes labai gražiai suskraidėme. Kai nuskrydom tenais, pasitiko mus su didžiausiu autobusu, kaip būtumėt komanda iš NBA, nu iš tikrųjų. Nu, patikėkit. Nuvežė į vasarnamį tokį. Ir tas, kuris jau priminėjo mus, sako, įsivaizduokite, čia Ala Pugačiova dažniausiai vasarą atvažiuoja, kai koncertuoja, jinai sako, čia nais gyvena. Tai tokia didelė garba buvo. Ir vakarienė, sako, atėjo žaidėjai, sako, treneri, bet tas stalas, jis antiek, žinot, įsivaizduojate tos rusiškų filmus, kai būna stalai nukloti. Tai degtinė stovėjo, vynas, dar kažkas, tai to maisto buvo pilna. Ir nu aišku, žaidėjams labai patiko. Patiko ir vadovams, buvo labai linksma. Ir aišku, mes, kadangi labai trūko varžybų, turėjom 2 treniruotės labai geras ir turėjom 2 varžybas. Žaidėm pirmas varžybas su Permės komanda, pralošėm jiems ir patekom į mažąjį finalą. Ir laimėjome prieš Maskvos Dinamo mažąjį finalą. Ir gavom premijas, buvo geras banketas, buvo visi labai laimingi. Ir tiek užbaliom, kad čiut susirinkom į autobusą ir čiut įskridom į Maskvą. Nu, įsivaizduokit, tais laikais išvažiuoti į tarptautinį turnyrą. Tai buvo komandai pirmas toks turnyras. Ir Maskvoje, ką reikia daryti? Atskridom ryte, o turim vakare įskristi į Vilnių. Tai ką darom? Važiuojam į Raudoną aikštę. Ir Mindaugas Jaruševičius. Nu, mes tiek biškai buvom visi gerai paėmę, kad jisai kai zombis toje aikštėje blūdinėjo ir nuėjo Lenino aplankyti, pasižiūrėti. Ir į policiją atveda, sako, čia jūs iškis, pasimkit, sako, tokioje būsenoje žmogus negali eiti Leniną pasižiūrėti. Tai va čia toks nuotykis. Ačiū labai visiems už istorijas, kuriomis pasidalinot. Jūsų aplodismentai, trumpa scenos renovacija ir keletas šių žmonių dar sugrįš ant scenos trumpiem apdovanojimam.